yra tas jauduliukas prieš startinis visada, kad ir kiek važiuojam, jis visada būna. Sekėsi kvalifikacija jums nekaip. Kiek iš tikrųjų aplenkėt gal patys automobilį, ar pavyko nors vieną? Jo. Tai nebuvo mūsų tikslas iš tikrųjų, bet faktas aplenkėm. Aplenkėm tikrai tuos, kurie galbūt atsiaušina jau rate. Nesam greiti ir žinojom, kad būsimės šitoj vietoj. Tai nebuvo mūsų tikslas. Labai smagu, Bernai, mes labai jūs palaikom, tikėkimės sėkmingo finišo svarbiausia. Finišas bus didžiausia pergalė. Gražuolis tikrai. O jūs vadovausit šitai komandai? Geras. Ir tai yra paskutiniai posūkiai prieš išvažiuojant į starto liniją. Oras 24, trasa 20,5 laipsnio, emocijos maksimalios. Ir žalia vėliava keliama ir 26-ųjų tūkstančių šūkių lenktynių startas jau čia. Uždarykit kapotą, važiuojam į paduką. Tu informuosi, kas darosi. Nėra tokios tragedijos su tais mašinų praleidinėjimais, kaip galvojom, ir žmonės gerbė mus taip pat. Yra sudėtingos sąlygos, nes pradeda lašiukai jau lašnot, man tai yra nieko, bet Agnius gali susidurti su lietum. Labai būtų buvę gerai, mes labai gerą kuro sustojimą padarėm. Kuro sustojimas mums išėjo per Code 60. O po to ant pasikeitimo tikriausiai padangų neišeis pakeisti, nes žada lietų jau tuoj, o Agnius ką tik įsėdo.
riedėja, kad gal įstums tave, aš žinau jam pasakyti, kad tave Man, matau tave, viskas gerai, kad riedėjai. Už geso ir ant neutralo dar riedėjo. Už geso? Už geso ant neutralo jis riedėjo. Bet jeigu ne degalai, tai aš nežinau. Teoriškai pas mus turėtų būti, dar žinok, mes turėtumėm turėti 60 litrų bake. Tai arba tada su sistema kuro gali būti kažkas, jeigu tau kažkaip nepaduoda, arba reikia ieškoti būti. Degaliniai neužsikuria mašiną. Neužsikuria mašiną. Čia reikia tam. Aš einu iki Rescue, atitems tave čia, pabandysim vietoj pasižiūrėti, apie ką bėda gali būti ir toliau situaciją dėliosim dėl padoko. Jis mojuoja sėdėdam. Smojuoja, sako, ar rodas, rodo. Negalima atidaryti vakarą. Per pilną, žinai, bus ir virš. Pompa? Turim? Reikia išardyti, kas ten do varikliuką, žinai. Gal, šitam, žinai, jos pompos korpusas bus kitoks, aišku, bet, kaip... bet kaip ir sirbliukas, tai turėtų būti, čia kažkas turėtų vis tiek turėti. Ir už tai. Lieka čia. Gerai. Ir popieriaus reikia daug pasiruošti įtraukti, kad... Stanai, dabar pažiūrėk, aš kelsiu, pažiūrėk, ar niekais perliks. Daladėm tą galvutį yra, pažiūrėk. Ar čia neparėjau? Stanai yra štanga! Šitas suėdė, kiek suprantu, sakė, kiek prieš metus. Prieš metus? Jo. Tada, okei, bet... Nesakė, čia dažnas prasimas. Taip, jisai. Taip. Jeigu kada nors reikės, tai... Nes arba atsparus Aš vidus, tavo arba duosiu. išorė. Sėda, tipo. Plastiką reikia dėti. Bet tas 20 litrų čia, žinai dabar? Aš turiu gali. Popieriaus yra. Kai susitvarkai reikia. Varom duris kelias. Važiuojam. Nebūtų galės, tai pabučiuočiau, žinok. Nina, kaip sekėsi, be to, kad trūko kuro šlangelė. Padėkot reikia mechanikam, patys geriausiai turbūt padarė viską ir labai greitai. Tai manau, mums sekėsi puikiai, o dabar važiuojam toliau ir bėgomės lenktynės. Neturiu kur tave susistabdyti, važiuok. Bandyk kažkaip. Tu gali grįžinėt. Ateina, gariukai gali suplakti. Mašinėlė, kad mūsų važiuoja.
Beriavo neprakaitas bėga. Į finišą. Gerai, kiek liko lyderis? Į finišą. Mašina puikiai dirba, padangos dirba, stabdžiai dirba, viskas gerai. Viskas, važiuojam. Kai pirmą kartą, tai gera patirtis, labai patiko, viskas gerai, geras savaitgalis, super. Dar aišku nereikia prišnekėti, dar nesibaigė lenktynės, bet šiaip tai labai gerai. Jeigu atvirai, tai nesitikėjau, kad bus iš tikrųjų toks iššūkis. Galvojau, važiuosim ir važiuosim. Bet kad jis pasikaprizavo, bet tokią komandą mes galim visur nuvažiuoti. Mums nėra nieko neįveikiamo. Mes tą šiandien įrodėm, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Gražu, labai padarėm. Čempionai. Čia yra mano pirmas 1.006 ir aš nežinau, ar kažkas galės perlaužti šitą jausmą. Nes šitą mašiną, jinai spiriojosi vietom, jinai nenorėjo, bet visi driveriai, mes jie labai minkštai, švelniai, mes su jie susitarėm ir mes turim finišą. Šitą mašiną jį nenorėjo finišą pasiekti, jį filtruoja, spiriuoja, sako, aš nenoriu važiuoti. Mes ją susitraukavom, ją sutvarkėm, ją visą suvaldėm ir va, mes į finišę tarp žmonių visi laimingi ir mes savo tikslą esame pasiekti. Kitąmet aš Kedžiui duočiau dar daugiau meilės, jis gali lėti greičiau, Geriausia aventūra ever. Savotiškai net labai džiaugiuosi, gal kad ta pirminis projektas, su kuriuo aš turėjau būti čia, nepavyko. Džiaugiuosi, kad radau greit favoritą, sugebėjau apie tai parašyti Facebook'e ir labai džiaugiuosi Ovidijui už tą. Labas, Inga! Labai gerai. Komandos suvienijimas, tai čia iš vis nerealus buvo, tiek ofise, tiek čionais, tiek visur kitur. Tai manau, kad ir daug pamokų išmokta, ir daug šiaip gero laiko praleista, žodžiu, viskas nerealiai. Tai yra žmogus vairavęs greičiausią komercinį automobilį Lietuvoje, gal ir Europoje, o gal ir visoje Europoje. Skylink Racing Team ir tai yra Ovidijus Latožo! Kas buvo sunkiausia? Nepasiduoti, nepalūžti viduj. Iš tikrųjų, sunkus visas kelias buvo iki šito starto ir iki šito finišo. Tai man dėl to ir labai džiugu, kad aš nepasidaviau, mes visi tai padarėm ir... Kaip tos lenktynių vadovo pareigos? Nes tu šiaip gyvenime esi pardavimų vadovas ir netyčia tapai lenktynių vadovai dėl mūsų svajonės. Čia labai didelis dėkui Ingai, mūsų realiai lenktynių vadoviai. Aišku, penktadienį man teko pabūti visą dieną vienam, tai sakau, labai daug naujų išmokau. Kaip reikia surašinėti driverius, ką su jais šnekėti. Sako, įsimetė pirmas bėgis. Tai gerai, junk antrą. Kas yra? Ne, tiesiog nereikia purų dėžė. Okei, į boksus. Nu tai va, tai daug visokių niuansų, tai žiauriai fainai. Ar važiuotum dar? Aišku, su tokia komanda tai čia bele kur. Sakau, ir sekantis į Dakarą.
yra atmosfera čia, tai yra geriausia turbūt, aš 11 metai čia, taip, tai per kokius paskutinius 8, ne pirmus kartus, kai man buvo pirmi kartai, tai čia yra tiesiog nepakartojama ir apie tai ir turėtų būti lenktynės. Ne apie netgi intrigas tarpusavėje, o apie gerą lenktyniavimą, apie gerą sportą, apie vienas kitą palaikymą, apie strategavimą su šypsena, apie pokalbis apie tai, kad degalų nereikia važiuoti nebent submarino ir kavos pasiimti. Nu tiesiog, žiauriai gerai ir aš linkiu jam dar toj pensijai, kuriai jis išėjo po darbo įmonėje Skylink, tęsti va tokią pensiją, džentelmenišką, ilgai, dar ilgai.